Sveiki, aš esu Andrius, atstovauju įmonę Šildymo sprendimai. Mes esam projektavimo ir įrengimo įmonė, dirbam pagrinde su geoterminiais projektais. Papasakosiu apie projektą Nemirsetos parkas. Nemirsetos parkas unikalus tuom, kad mes užsakovu pradėjom dirbti nuo pat projektavimo darbų, dar kol viskas buvo popieriuje, tačiau sklypas gan mažas buvo, todėl pasirinkom technologiją GRD, gręžiniai iš vieno šulinio. Paprastai kalbant, šita technologija reikalinga tada, kada neturime sklype vietos ir gręžinius gręžiam geotermui iš vienos vietos. Iš vieno šulinio galim po pastatu, po visų sklypų, neišbjaurojant sklypo. Dabartinėse projektuose, dabartinėse statybose viskas verčiasi jau į kitą pusę ir energijos šalčiui reikia daugiau negu šilumai. Nes atsirado A klasė, A++ klasė, pastatai ypatingai šilti ir šilumai energijos sąlyginai yra nedaug palei kvadratūrą žiūrint. Tačiau vėsai vis tiek išlieka daug. Dabartinė architektūra eina link to, jog daugėja stiklo, daugėja sienų stiklinių, o kur stiklas ten ir šviesa, kur šviesa ten ir energija. Tai yra dideli kiekiai saulės energijos patenka per stiklus. Ir Nemirsetos parke didelį kiekį energijos vėsai gaunami nemokamai iš gręžinio. Šitie visi butai, visa kvadratūra yra vėsinama geotermo pagalba, praktiškai nemokamai. Nemirsetos parke pasiekėm ypatingai gerus rodiklius ir mes įtelpam į 30 centų į kvadratinį metrą. 40 kvadratinių metrų butas, nes tokių yra nemažai. Nedidelių butukų jie gauna 12-15 eurų mėnesinę sąskaitą už šildymą gruodžio mėnesį, šiais metais buvo. Ypatingai geri rodikliai, tai parodo, kokia yra gera statyba, kokia yra gera šiluminė varža ir kaip dirba gerai gręžiniai, kaip dirba gerai šilumos siurblys. Šilumos siurblio koeficientas 5 arba netgi 6. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 1 kW elektros sunaudojant mes turim 5 arba 6 kW šilumos. Tai 6 kartus pigiau negu šildytumėm elektrą. Kada mes per žiemą šildom patalpas, daug šalčio duodami gręžinį. Gręžinys akumuliuoja šaltį. Nešam šaltį ir ten auga šalčio kolona. Kad įvyktų regeneracija gręžinio, kad jisai vėl efektyviai veiktų, mums reikia tą šaltį pasiimti per vasarą. Tai mes jį sunaudojam pastato vėsai. Tai padarom 2 gerus darbus. Regeneruojam gręžinį ir paruošiam kitam sezonui, ištirpdom ledą ir turim nemokamą šalčių, kuris šiai dienai yra labai brangus. Pasižiūrėkim, kas dabar vyksta daugumos pastatų. Tai yra šalčio mašinos, kurios naudoja beprotiškai didelį kiekį elektros ir išskleidžia labai daug šilumos. Vasarą tai prie tokių pastatų ten ūžia, visas kaukia, kaista viskas ir didelės energijos sąnaudos. Jokio nėra CO2, tai yra nedujinis šildymas, tai yra saugios katilinės. Nemirsetos projektai išvis, katilinė sumontuota laiptiniai. Svarbus momentas, jog triukšmo lygis ypatingai mažas. Katilinė neturi išorinių blokų, kaip yra sistemos oras vanduo dabar populiarios, kurios turi lauko bloką, kur šaltį arba karštį pučia lauk, bet visi nutylė apie triukšmą skleidžiamą. Tai žiemą, kada šildom, pučia šaltį lauk, o kada šaldom su oras vanduo, jisai pučia karštį lauk. Ir ištisus metus mes turim burzginti aparatą, skleidžiantį 60 decibelų prie pastato. Atostogų būstas su geoterminiu šildymu, jis yra patrauklus, nes dauguma yra antras būstas ir tikrai nesinori turėti didelių kaštų, kada mes ten negyvenam. Mes atvažiuojam trumpai, praleisti laiką gerai, bet ir atvykę, kad ir pigiai mokam ir turėt komfortą maksimalų, turėt vėsą, turėt vandenį, turėt šilumą, turėt orą gerą. Tai su geoterminiu šildymu, su tais sprendiniais, kuriuos mes projektuojam ir darom, mes tai užtikrinam. Su statytoju UAB LPECas mes turim jau ilgą patirtį. Mes jau turim pasitikėjimą su UAB LPECas, vienas kitu, dirbam, projektuojam, kuriam ir padarom labai gražius projektus bendrai. Tikrai rekomenduoju LPECą kaip partnerį, mes vieną kitą papildom ir dirbam užtikrintai šitam sektoriui. Kada šitą projektą įgyvendinom ir pradėjom jį eksploatuoti, pamačiau, koks jis patrauklus, pamatėm kokią vietą, tad net ir savo įsigijom būstą ten. Ir esu tikrai patenkintas viskuom. Kaimynais, vieta, nuostabus pirkinys. Dabar supratau, tikrai yra nuostabus pirkinys, kur malonu atvažiuoti, praleisti savaitgalius.